Jeigu anksčiau mes kalbėjom apie patį fenomeną ir sakėm, kad tai tiesiog yra pasaulinio masto fenomenas, kurio rakto į spyną to fenomeno detektyvai, policininkai, teisėsaugininkai neranda iki šiol. Tai priežasčių grupės yra dvejopos. Aš šitas priežasčių grupės radau visiškai ne moksliniuose šaltiniuose, o ezoteriniuose šaltiniuose, nes yra grupės žmonių, jos irgi būrėsi socialinius tinklus, žinau, Reddit'e yra, Kontakte yra, Telegram'e yra, kur būrėsi žmonės, kurie padeda vieni kitiems. Bet aš pasakysiu, kaip jie padeda vėliau, nes yra tokia specifika tos pagalbos įdomi, kad tu negali būti pranašas savo kieme. Apie tai truputėlį vėliau pasakysim. Bet dabar mes susitelkim ties priežastim. Ir, kaip sakiau, šitas šaltinis aš jį Reddit'e radau. Ir jisai suskirsto priežastis į dvi tokias grupės. Ir jos vadinasi racionalios ir iracionalios. Pradėkim nuo racionalių, nes būtent tokia dėlionė ir pripažįsta ir tyrėjai, tai yra policija arba privatus detektyvai. Tai pirmas dalykas, didžiausia grupė žmonių, kuri dingsta, po to atsiranda, po to vėl dingsta, tai taip vadinami besislapstantis. Arba žmonės, kurie nuo kažko tai bėga. Jeigu tai yra suaugę žmonės, tai jie bėga, pavyzdžiui, nuo teisėsaugos, jie gali pakeisti tapatybę, labai populiaru pakeisti tapatybę. Tiesiog nusiperka pasą, kažkokius tai biometrinius duomenis savo suklastoja ir taip toliau. Tai daro nusikaltėliai, tai daro skolininkai, nes jie bijo skolintojų, tarkim, banko, kredito įstaigų, dar kažko tai. Pavyzdžiui, kokie nors verslininkai bankrutavę, bijantis sankcijų. Ir išvažiuoja gyventi su netikra tapatybė, kur nors į Tailandą, kur nors į Filipinus, kur labai liberali politika tokių asmenų atžvilgių. Tai vienas dalykas. Jeigu kalbėt apie vaikus, tai didžiausia grupė, kurie dingsta, tai yra persekiojami vaikai vaikų namuose ir internatuose. Dar reikia pridėti ir ne tik tai globos įstaigas, bet ir šeimynas, kur prižiūrimi, auklėjami, globojami vaikai neturintys tėvų ir ten santykiai tarp globėjų ir vaikų yra įtempti ir tai buvo visais laikais, ne tik dabar. Tai nes vaikų globa yra verslas, yra pakankamai pelningas verslas, jo labiau vaiką galima parduoti, kažkur tai užsienį išvežti, tai tiesiog yra konkuruojama šitoj srityje labai stipriai ir netgi bylos, kuomet dalyvauja šeiminos, iš kurių dingsta tie vaikai, kartais baigėsi niekuo. Taip pat gali būti prekybo žmonėmis ir nelegalus darbas, tai jaunas merginas, tarkim, verbuoja dirbti manekenėmis kažkur tai, jos išvažiuoja ir po to tampa ten visokių turtingų žmonių palydovėmis. Taip pat yra nelegalus darbas, nes ypatingai dabar ta statistika dingusių susijusi su karais ir nieks nefiksuoja, kiek čia atvažiuoja nelegalių darbuotojų iš Ukrainos dirbti, kiek nelegaliai dirba neįsiregistravę iš registrų Lietuvoje žmonių užsienio šalyse ir žinau, Airijoje ir pasitaiko ir kitose šalyse, kur nelegaliai dirba. Ypatingai anksčiau buvo Anglija, Airija įdarbindavo nelegaliai, nors žmogus skaitydavosi, kad gyvena Lietuvoje ir kartais net artimieji nežino, susipyksta
vaikai užpyksta ant tėvų ir išvažiuoja į užsienį padirbėti, ne va tai. Arba sutuoktiniai išsiskiria, vienas pjauna viską, išvažiuoja ir po to vieni kitų ieško. Va tokių dalykų yra. Toliau. Protestas nepraneša artimiesiem ir išvyksta į užsienį. Va dabar aš tai apie tai kalbėjau, bet dėl protesto dingimas čia daugiau yra būdingas paauglių kategorijai, bet paaugliai dažniausiai, netgi remiantis statistiką, sugrįžta ir 2/3 sugrįžta, bet vis tiek jie prie to bendro skaičiaus prisideda. Toliau, yra toks dalykas kaip destruktyvios sektos. Ir kol nebuvo uždaryta siena su rytais, žinau tiksliai, kad 90-aisiais, 2000-aisiais, tai yra tais vadinamais nuliniais, daug žmonių išvažiavo ne va tai gyventi į Altajų, kažkur į Sibirą, kažkokios tai sektas ten ir jų iki šiol nieks nemato, nieks nežino, kur jie, kaip jie ir taip toliau. Tai jie fiksuojami kaip dingę be žinios. Kita kategorija – tai dėl konfliktų tarp šeimos narių. Ir būna taip, kad šeimos nariai susipyksta, tai nėra labai ženkli dalis dingusių, bet susipyksta ir vienas trenkia durim, kažkur išvažiuoja. Ir tada tas, kuris lieka jau, palaukia 1 dieną, palaukia 2-3 savaitę nėra, tada kreipiasi į policiją, prieš tai aišku apskambina visiems, kam tik tai įmanoma, ar nematė, ar negirdėjai, nieks sako negirdėjau, nemačiau, o tas sutiktinis jau senai kur nors dirba užsienį, išvažiavęs, arba tiesiog pakeitė miestą, adresą, taip toliau, nori pabūti vienas. O tas kitas, kuris liko tiesiog, jį paliko. Ieško tiesiog desperatiškai ir kreipiasi į policiją. Ir tada ta policija tokias bylas žiūri labai skeptiškai, bet, kaip byla yra, dėl to ir minėjom, kad 33 000 bylų per 10 metų. Ne, aš 300. Dar prisiminti reikia, koks ten tas skaičius buvo, didelis. Tai yra byla, policija yra, jinai užversta byla, bet po to ten praeina tas nervas, praeina tas emocijos, viskas susitvarko. Yra labai didelė tokia kategorija žmonių, kurie dingsta tiesiog dėl to, kad kažkur išeina grybauti arba kažkur tai dirba žmogus, galbūt vienas dirba, galbūt išplaukė žvejot. Tiesiog paima, sustoja širdis. Ir kurį laiką to žmogaus nieks neranda. Aišku, po to randa. Bet vis tiek yra byla, vis tiek yra fiksuojama, kad buvo dingęs be žinios ir, tokių atvejų yra. Dar viena kategorija. Tai kriminaliniai nusikaltimai, tai yra tokia kategorija dingusių be žinios, kurie buvo labai gausi 90-aisiais nuliniais metais, tai yra pirmais po 2000-ųjų dešimtmečiais, kai tiesiog žmogus buvo nužudomas dėl kriminalinių visokių reikalų ir jisai kažkur tai palaidojamas kur nors vidury miško arba užkasamas nežinia kur. Ir tiesiog policija tada ieško, artimiai ieško, neranda ir iki šiol yra tokių, kurie nuo 90-ųjų yra laikomi dingę be žinios, bet aišku visiems, kad jie yra kažkur tai neteisėtai palaidoti. Tai va, ir kriminaliniai nusikaltimai gali būti visokie, tarkim, kriminaliniai nusikaltimai gali būti vaikų, moterų grobimas, nelegalus darbas ir taip toliau. Taip pat kariniai veiksmai, jie irgi prisideda prie to, kad labai daug žmonių dingsta. Čia aišku ne apie mūsų kraštus, apie pasaulį kalbama plačia prasme. Ir aišku stichinės nelaimės. Mūsų kraštuose tokių mažai,
Bet, tarkim, Turkijoje nieks nežino, kiek dar liko po griuvėsiais žmonių, jie visi yra skaičiuojami kaip dingę be žinios. Taip pat nelaimingi atsitikimai, technogeninės katastrofos, tarkim, laivas nuskęsta vidury jūros ir visi tie nuskendę kūnai, jeigu laivo neištraukia, tai yra irgi laikomi dingusiais be žinios. Tai čia yra sąrašas atvejų, kai yra galima paaiškinti arba atsekti, kur tas žmogus yra, jeigu jisai gyvas arba negyvas, dažniausiai negyvas, jau po to praėjus ženkliam laiko tarpui po jo dingimo. Tokia atveju biolokacija irgi bejėgė, ekstrasensai bejėgė, nors galima atsakyti iš tos klausimus. Dabar taip spontaniškai ekspromtu sugalvojau šitą metodiką, jinai va dabar šią sekundę gimė. Tai pasižiūrėkim su virgulėm, su švytuoklėm, kokia iš tų racionalių priežasčių lėmė tai, kad žmogaus dabar nėra ir visi sukilo jo ieškot. Dabar pasižiūrėkim. Tai dabar kiek čia tų punktų yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai 12 padarom sektorių, tokie vėduokliai iš 12 sektorių. Ir tarkim yra konkreti byla, va turim pavyzdį Vilniuje to vaikino. Ir tada duokim tokį užklausą visatai pasakyti, koks iš tų atvejų lėmė tai, kad to vaikino dabar nėra. Aš nežiūrėjau, bet galim dabar pasižiūrėti realiu laiku. Ir dabar pirmas, ne, antras, ne, trečias, ne, jau truputėlį sujudėjo man virgulės, ar tai nebus prekyba žmonėmis. Toliau protestas irgi veikia, šiek tiek buvo to protesto, sektos ne, emocijos ne, konfliktai tarp šeimos narių ne, netikėtas taigi mirtis ne, dėl sveikatos problemų labai šilta, viskas čia yra tikrai taip. Ir kriminaliniai nusikaltimai taip, kariniai veiksmai ne, stichinės nelaimės ne. Tai man sujudėjo arba suvibravo ties 2 punktais. Tai yra dėl sveikatos problemų ir kriminalinių nusikaltimų. Tai iš to galima irgi daryti išvadą arba pritart tam, kad galėjo lemti, baigti šitos bylos, tai tarkim narkotikų vartojimai, kas sukėlė sveikatos problemus ir kriminalinis nusikaltimas. Kažkur kažkas matyt, padarė kažkokį blogą reikalą su tuo. Arba kartu tai buvo, dar galima daugiau sugalvoti išvestinių iš tų 2 ir eiti giliau ir nustatyti. Bet aš sakau, man kažkaip tai ranka nekyla prie to reikalo. Tai dabar pabandykim gal, kai susitiksim per kitą gyvą sutikimą, aptarti šitą, ką jūs matot, šito berniuko klausimą, kuris dingo. Tie, kurie žiūri šitą įrašą ten daug metų po to, kai mes jį padarėm, tai tiesiog primenu, kad mes randame 2023 metų kovą ir kovo mėnesį dar vis nerado berniuko, kuris dingo Vilniuje prie Neries. Tai atsiveskit šaltinius internete ir pasiskaitykit, kokia ta byla buvo. Gal jinai po to jau buvo išspręsta ir dabar jūs, kai žiūri šitą video, jinai jau nebeaktuali. Gerai, einam toliau. Dingę be žinios. Ir dabar mes pakalbėkime apie taip vadinamas iracionalias priežastis, tai yra, kurios netelpa į loginį paaiškinimą. Tai remiantis irgi įvairiais šaltiniais, jos sudaro apie 60-70% atvejų dingusių be žinios. Tai vienais šaltiniais radau, kad apie pusę, kitur daugiau negu pusę, aš taip parašiau 60-70, gal aš neteisus. Toliau, žmogus pats negali paaiškinti motyvo savo sprendimo išeiti iš namų. Vat yra kategorija tokių žmonių, tai galbūt susiję su psichikos problemomis. Ir tas psichikos problemos galima priskirti prie sveikatos problemų. Tačiau
motyvo, aiškaus motyvo suprasti, kuris padėtų suprasti arba žinoti, kodėl žmogus išėjo iš namų ir negrįžo, neįmanoma. Tai lieka to žmogaus galvoje, to žmogaus sieloje ir joks gyvas padaras šitoj planetoje daugiau apie tai nieko nežino. Tai ką gali kiti žinot? Dabar ateivių pagrobimai. Kažkas dabar bandys iš to juoktis. Aš tik tai norėčiau nuraminti, kad tai pakankamai rimta priežastis nesijuokti. Jeigu mes prisiminsime, kas dėjosi Amerikoje 60-ais, 70-ais, 80-ais metais praeito amžiaus, tai ten pagrobimų, tokių keistų pagrobimų, kai, pavyzdžiui, važiuoja automobilis plentu, mato, nusileidžia objektas ir jie ten keliolika sekundžių jaučiasi pagrobti, po to vėl liktai grįžta į savo automobilį, jau jų savijauta kitokia, jie nežino, kas su jais darėsi, jie tik tai spėjo atsitokėti ir reikia vėl toliau važiuoti, nes galėjo kokią nors mašiną iš nugaros pusės atsitrenkti. Tai va tokių atvejų yra apstu aprašyta Valdemar Valerian knygoje Matrix 5, Matrica 5 arba Matrix 5. Ten daug suvesta statistikos atvejų aprašyta, kaip žmonės buvo grobiami, ir ne tik žmonės, ir gyvūnai, ir naminiai gyvūnai, ir karvės, ir jaučiai, ir arkliai, ir taip toliau. Tai tas yra, tas niekur nedingo, tiesiog tokios anomaliniai žmonių dingimai, be žinios, jie tiesiog nurašomi kam nors, kokiam nors kitai racionaliai priežasčiai, nors iš tikrųjų tai yra visiškai iracionali šitų bylų dalis. Kitas momentas, irgi atrodys keistai arba nesuprantamai, tai kuomet žmogus susiduria su laiko erdvės anomalijomis. Pamenu, buvo toksai filmas, dokumentinis filmas, aš jį mačiau per Ren Baltiją, dar senai, kada tą kanalą galima buvo žiūrėti laisvai, ir tokia buvo laida, Stranoje dėla, kažkaip vadinasi, dabar tiksliai nepamenu. Ir ten buvo siužetas, kai žmonės tiesiog eina gatve ir ypatingai tai yra dideliuose megapoliuose, nes dideliuose megapoliuose labai stipriai susiformuoja tie elektromagnetiniai laukai dėl, tarkim, metro linijų apačioj, laidų, visokių telefonų, kabelių, taip toliau. Ir ten susiformuoja kažkokios tai anomalinės vietos, kur patekus į jas, žmogus tiesiog išeina visų kūnų, dematerializuojasi. Arba jo kūnas miršta, arba jisai susmenga kažkur tai, tarkim, tarpuvartei, o iš tikrųjų jisai mato, kad pateko į lygiai tą pačią vietą, kur jie buvo, bet ten viskas kitaip. Ir jisai tęsia ėjimą, lyg tai ėjo namo kažkokiu tai gatve, o jisai žiūri, kad tie namai viskas pasikeitė, viskas ne taip, ir negi sutinka visokius mirusius žmonės, išėjusius anapilin, kokius ateivius, dar kažką tai. Ir ačiū Dievui, jeigu tokiam žmogui patekus tokią zoną, kas nors pasiūlo grįžti tokiu pačiu maršrutu atgal, ir kai jisai grįžta į tą patį tašką, iš kurio išėjo, jisai atsibunda toj vietoj, ateina į sąmonę, galima taip sakyti. Bet irgi buvo tokių filmų, aš neprisimenu, kaip vadinasi toks filmas, amerikietiškas, kai dideliu greičiu būdavo važiuojama automobiliais ir pasiekus tam tikrą greičio ribą, dingdavo mašina iš radarų visokių, iš matomumo, ir jos vairuotojai tiesiog matydavo, kad jie jau yra kažkur tai kitur, kitoj vietoj. Jau netgi ta vieta tokia pilna kaukulių, dar kažko tai. Apibendrintai šitas fenomenas vadinasi taip, išeina į paralelinius pasaulius arba susiduria su laiko erdvės anomalijomis.
Poltergeistas ir panašus reiškiniai. Nu, va čia irgi yra taip, kad žmogus gali dematerializuotis fiziniu kūnu, jisai dingsta iš matomumo aplinkinių, iš tos matricos ir vėl gali atgal sugrįžti tiek turėdamas kūną, tiek kūną palikęs, tarkim, miego būsenoje, klinikinės mirties būsenoje ir taip toliau. Bet kalbant apie poltergeistą, tai tiesiog yra dingimas arba bet buvo žmogus, jisai dingo ir ką nori daryti, jo nieks neranda. Negi jisai nebūna, kad išėjęs iš patalpos. Tai būna, atsitinka taip su negaliaisiais žmonėmis arba tie, kurie negali savim pasirūpinti. Vat, Amerikoje, nežinau, kas parašė tą knygą, bet užskrydo atmintis. Ir ten toj knygoje, negi man filmas buvo pasakytas apie tai, kad tiesiog globos namuose dingdavo žmonės ir niekas nežinodavo, kur jie dingsta. Tai va, ten tokie poltergeistai reiškiasi. Vėlgi toks iracionalus, nepaaiškinamas dalykas, nu, arba tiem paaiškinamiem dalykam dažnai uždedame tokį nepaaiškinamų dalykų skraistį. Gali būti ir taip, ir taip. Taip, ankstyva nieko nepaaiškinama mirtis arba suicidas. Dėl ko žmonės pakelia ranką prieš save, nieks negali žinot ir nežino, ir dažnai vėlgi tokia kategorija letalinių situacijų, kur mokslas bejėgis išaiškinti, kodėl taip atsitinka. Siela tiesiog atsisako toliau gyventi, viskas, ir žmogus pakelia ranką prieš save. Ir jisai gali išeiti į mišką, tą padaryti ir visi ieškos, nieks neras. Taip, čia vaikų dingimas, grobimas dėl adrenochromo, tai čia sąmokslo teorija, kiek jinai tikra, nu, vieni sako, kad tikra, kiti sako, kad netikra. Nu, kiekvienoje sąmokslo teorijoje yra ženkli dalis tiesos, mes jau tuo spėjame įsitikinti per paskutinius 5-4 metus. Didžioji dalis sąmokslo teorijų tiesiog su kaupu išsipildė. Ir šiandien mes galime konstatuoti, kad liko pakankamai mažai sąmokslo teorijų, kurios neišsipildė. Taip ir šituo atveju aš manau, kad yra tas pats. Nu, va, dar viena tokia sąmokslo teorija iš tos pačios serijos, tai verbavimas į slaptas mokslinės programas, slaptos narkotikų ginklų laboratorijos, ir ten žmonės yra arba su jais daromi bandymai, arba jie ten dirba. Tai aš tokių atvejų žinau ir tokių žmonių, nu, žinau, kad tokie žmonės yra ir apie tokius likimus esu girdėjęs iš žmonių, kuriais pasitikėti tikrai galiu ir jie nemeluos. Dėl tam tikrų galimų sutapimų ir bijau, kad net pažintų tų istorijų, aš jų nepasakosiu, bet tai yra labai rimta. Ypatingai, kas liečia slaptas narkotikų laboratorijas, slaptas vaistų gamybos laboratorijas, tokie faktai egzistuoja ir žmonės dėl to irgi yra pagrobiami. Tai va, tik tiek galiu šitą temą pailiustruoti. Gerai, dabar kita dalis mūsų paskaitos, kuo mes galime padėti. Tai mes esam ezoterikai, mes esam bioenergetikai, mes esam biolokatoriai ir mums šiandien yra toks iššūkis, man asmeniškai jisai pakankamai aktualus, ką man dabar daryti, kad aš padėčiau konkrečiai, tarkim, šito berniuko byloje. Nu, aš negaliu, mane stabdo visom ir aš to nedarau. Bet apskritai paėmus, tokios bylos buvo ir bus, ir mes kažką galim pagalvoti bendrai ir sutelkus bendras pajėgas rasti kažkokius tai bendrus vardiklius, kaip žmonėm padėti. Aš dar irgi dabar išaudžiau tokią mintį, grinai spontaniškai šitos paskaitos metu, ir aš ją išsakysiu, nes po to, jeigu prieisiu prie tos skaidrės, kuomet reikėtų apie tai kalbėti, aš ją pamiršiu. Todėl dabar pasakau. Tai galbūt ne vienas žmogus tą turėtų daryti.
Tai yra, jeigu kreipiasi į ekstrasensą, tai tas ekstrasensas arba bioenergetikas, arba biolokatorius turėti sutelkti konsiliumą žmonių ir tiesiog pasiskirstyti užduotim arba tą pačią užduotį visi atlieka ir po to vienas, kuris yra tame žmonių rate moderatorius, surenka bendrą vaizdą ir tada surinkęs bendrą vaizdą pasako tendencijas. Aš galvoju, kad šita metodika gera. Aš žinau, kad ją naudoja kariškiai, žvalgybininkai ir kitokie spec tarnybų agentai, bet aš dabar būčiau į kokią skaidrį įdėjęs, bet aš tik tai dabar prisiminiau. Gerai, tai kuo mes dar galime padaryti? Prisidėti. Dabar tokie bendri pamastymai. Ekstrasensorinė arba biolokacinė pagalba teisėsaugų ir artimiesiam ieškant dingusių be žinios yra itin sudėtingas daugiaplanis bei daug nežinomųjų reikalaujantis spręsti procesas. Pagrindinis ir sunkiausias sprendžiamas iššūkis – gebėti atsiriboti nuo konkrečioje byloje tvyrančio emocinio ir ar informacinio chaoso, kuris visada yra ir bus pagrindinis tokių bylų palydovas. Nuo to nepabėgsim. Kodėl taip yra? Tai yra kliūtis. Žmogaus dingimas iškelia į paviršių įvairias psichologinės problemas bei pamatinius žmogaus instinktus, o taip pat giluminės emocijas. Tokias kaip, tarkim, dingus vaikui, tai yra savaime suprantama, dingus artimam žmogui, vyrui, žmonai, mamai, tėvui, irgi savaime suprantama. Tai be galo stiprios emocijos, be galo stiprus išgyvenimai, kurie visada uždės antspaudą ant tokių bylų. Ir nesvarbu, ar jas tyria kriminalistai, ar jas tyria kriminalistai su bioenergetikų ir ekstrasensų pagalba, visada tai bus stipri kliūtis. Iš vienos pusės tai gali padėti, bet supraskit vieną. Žmonės tada išgyvena, labai stipriai išgyvena, jie imasi desperatiškų veiksmų, bet ko, ir tas desperatiškų veiksmų ėmimasis be jokios logikos, be jokios analizės arba esamų duomenų objektyvaus įvertinimo gali privesti bylą prie labai, tiesiog jinai bus niekuo nesibaigs. Tiesiog jinai bus liūdna ir policijai, ir artimiesiems. Toliau, tai dingusiųjų artimieji, kaip aš jau sakiau, gyvena lūkesčiais, labai stipriom emocijom ir labai stipriais lūkesčiais, kad viskas bus gerai. Ir tikisi greito bei jiems palankaus rezultato. Bet iš esmės nebus gerai. Raskite nors vieną žmogų, kurio artimasis dingo ir negi praėjus daug metų jisai tiki, kad tas žmogus gyvas, jisai paskambins duris ir pasibels. Ir tie dalykai taip apsunkina darbą, kad mūsų darbą. Tai, kad tikrai kartais baisu ir prisilies prie tokių bylų. Tai niekas nebus gerai. Niekas nebus gerai. Jau žmogus dingo, jau yra negerai. Tai tikėtis kažko tame gero turbūt nereikėtų. Reikia ne tai, kad tikėtis gero ar blogo, čia ne tas yra svarbiausia. Svarbiausia yra pakankamai šaltai blaiviai mąstyti ir pakankamai šaltai blaiviai vertinti esamus faktus. Ir negi labai tokias iš pirmo žvilgsnio ne mūsų akiratėje esančias smulkmenas. Bet tam reikia visiškos ramybės ir ramybės tokios, kuri galėtų padėti išgyventi momentus, kai byla gali būti ir tokia, ir tokia, ir tokia.
turėjo bailos baigtis. Visokia. Tai va, maža to, kad yra artimieji, kurie tyrėjams daro begalinį spaudimą. Kuomet prisijungia ir visuomenė per socialinius tinklus, tas spaudimas dar darosi nuožmesnis ir tai vėlgi neprisideda prie bendro tikslo rasti žmogų. Na, todėl aš dėl šių priežasčių, kai aš apmašiau savo paskutinių atvejų tokius patirtis, tai nusprendžiau, kad aš kol kas tos temas neliečiu, nes tai per daug atsakingas reikalas ir per daug didelis spaudimas ir daug nežinomųjų. Ir todėl aš suformulavau savo tokį iššūkį, manau, kad jisai irgi jums bus aktualus, jeigu jūs tą temą gvildensit. Kaip gebėti atsiriboti nuo chaoso, tvyrančių dingusių žmonių, o taip pat vaikų paieškos bylose. O taip pat kaip atsiriboti nuo lūkesčių, nuo to, kad gali nepavykti arba pavykti. Tai nuo viso to reiktų kažkaip tai sugebėti atsiriboti. Aš pamenu vieną atvejį, tai nebuvo kriminalinė byla, tiesiog tai buvo Kaune, viena nepažįstama moteris kreipėsi mane, prašydama surasti jos dingusi katinėlį. Man ta Kauno vieta, kur vyko paieškos, man nebuvo pažįstama, aš nežinojau nieko, aš paprašiau žemėlapio, aš jį po to pats pasidariau, nustačiau visas lokacijas to katinėlį, kuris vaikščiojo ir maždaug nustačiau maršrutą, kuris ėjo, bet čia reikia suprasti vieną, kad katinų tokia yra natūra, kad jie išeina iš namų, jeigu kas nors jiems nepatinka. Bet vėlgi, aš kai tai pasakiau šeimininkiai, sakau, taip, katinėlis yra ten ir ten, taip atrodo, virgulės, bet žinokit, kad jisai negrįžt, nes jisai išėjo, katinai išeina. Jie išeina ir pas kažką ateina, nes ta vibracija, kuri buvo pas šeimininkę, jam nepatiko, ta aplinka, o jisai ieškojo namų kitų. Galbūt kieme arba gretimam kieme atsirado konkurentas ir jie tiesiog vienas kitą išvijo. Na va, tai irgi su gyvūnais toks dalykas, kad kartais blogą naujieną reikia peržengti per save ir pasakyti taip, kaip yra. O tai irgi yra iššūkis, kuris jau antras po to, kurį aš ką tik paminėjau. O pirmas ir svarbiausias, kaip gebėti atsiriboti nuo chaoso tvyrančio dingusių žmonių, o taip pat vaikų paieškos bylose. Tai yra užduotis, į kurią aš atsakymo neturiu. Ir negi jeigu esi pakankamai praktikuojantis arba atsiribojęs, tave tai vis tiek persmelkia, tave tai tiesiog irgi pagauna tas visas burbulas socialinis aplink tą bylą. Ir jis aišku įtakoja rezultatams, jeigu tu darai tyrimą, arba prisidedi prie tyrimo, arba bandai padėti policijai.